Tai labas visiems. Kaime planuota. Va, kaimo sargas mūsų. Žilma upė. Tema ta pati. Rudeninis avižadrebis. Rankose mano mylimoji Crazy Fisho miškerėlė. Šimano rytė. Valas 08 tradiciškai. Na ir pagal trakų patirtį bandysim. Sudėsim vaitbeitą po tokį šviesiai violetinį ir bandom pasiekti vandenį. Čia ką tik prabėgo didelis briedis. Galingas. Tai gal čia tas ir simbolis, ženklas. Didelis žvėris, didelė žuvis. Na, žiūrim, ką turim. Pirmą reikia kažkaip prasibraut, prabristi iki to vandens. Niekad nebūna čia paprasta. Bebrų urvų sočiai. Tai va, dabar jungiu vėl kamerą ir jau prie vagos įjungsiu. Taigi matosi vaga. Ar kažkur užmesti. Bet vien rūvai tokie. Man reikia tyliai užeiti. Be triukšmo, be pokštelėjimų. Nu, labai įdomu. Valas 08. Ir šiandien yra lapkričio 10. Plika akim tai nei vieno žuvelioko nesimato. Kažkokią žolę atsitempiau. Va ten ta vieta yra. Sakydavo, kad žuvis išeina žiemą iš šitos upelės. Čia tik vėgėlių per nerštą kažkada senovai statydavo. Ir kolikas, jokio kibimo niekam. Čia mano nebeįdomus tas guminis masalas. Avižėlė 0,4, sunkesnė biškai, kad toliau pasiekti. Prieš srovę traukiam gerai. Po srovių tai paskubėti reikia. Čia tokie geri metimai vyksta. Vasarą taip nesiseka užmest kaip dabar. Čia ta vieta, kur visada būdavo, pagauni. Bet... Opa! Štai! Uhu! Kokia graži koja! Eik, mažutė! Taip. Neskubėk jo. Papozuok. Nu va. Varyk. Nepatikėjo, kad paleido. Nu būna taip. Didelis briedis, didelė žuvis. Persirišau į tokią pačią, kur ką tik nutraukiau ir bandom toliau. Gal antra ten bus? Ne, antros nėra. Okei. Taip. O! Opa! 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 Štai. Va kokios spalvos. Kokie tamsus. Vanduo skaidrus, o jie tam pikčiurna. Piks ešeriukas, nuvaryk. Faina, labai faina. Nu, pabandom dar ką nors. Nu, bet kad ir su mono, tuo jaučiasi, kad tunk tik tai. Opa, pats atsisegė. Va, koks pikčius. Prunkštauja kažkoks žvėris. Ir nematau, kur jisai. Nesinorėtų briedžio pikto, kad nereiktų šokti į upę.
atviras klausimas. Haha, ar spalva, ar žuvis? Ar vaidbeitas spalva, ar čia, kad jos yra sočiai? Nu ką, reikia paeiti kokius 5 metrų, va, taigi to krūmo paeisiu, bet toliau geras, iškryptęs mano masalų dėžė, masalinė. Ok. Paėjėkim tyliai. Iš toli atrodė gera. Prieini prie pat, bandai mesti ir ne kažką. Ten turėtum pagauti žuvį. Neblogai čia įsigėt, svarbiausiai tą sausą medinį įkabinti. O kaip skrenda 04. Kaip raketa. Su žolytėm atitraukiu viską. Ten vien žolė žemai. Nu dar pabandyti reikia va ten užeiti, kad užmesti va ten tą. Ir jeigu nieko gero, čiuošim kitom vietom. Bandau brist. Geras, matėt? Tulžys. Fantastika. Nu ką, ir nieko. Grįžkim atgal porą metimų padarysim ir eisim į kitas vietas upės. Realis. Didingas. O, kokie paukščiai. Jo, ir kur mane velnias neša? Geras metimas. Kad ten žuvies būtų. Čia ankstesniuose video šitą lieptą lyną pagavau. Kažkoks judesys yra. Aha. Na, ne keptuvinis, yra nu gerai, kritai. Keptuvinis, skaitysim. Bet jisai iš po lieptelio mačiau. Nu šiaip lūkesčiai didesni buvo iš šitos vietos. Bet yra kaip yra. Vis ne nulis, ne baranka. Vienas išėriukas pagautas. Bebrų prisinešto. Nu faina. Nu bandom brist atgal. Per šitas baisiausias džiunglės. Nu va, keliauju ant ribų. Prieš tai užeisiu čia į brastą, pabandysiu pamėtyti kažką tai. Jeigu bus vietos, kur užmesti. Jeigu ne, triubos ir kitoj pusėje upės. Dar ten patikrinsim. Nu yra tų mėtamų vietų. Bet galimai upėje ten bus ne kažką tai. Nes to žolės čia nemažai yra. Nu, bet ką gali žinoti. Nebandysi, nežinosi. Lendam. Tai kur kojas tai sminga. Nedrasiai. Nedrąsu statyti. Čia didelė lydeka nutrūko man. Nu, turbūt didelė. Svarbiausia čia labai Svarbiausia čia labai neįsičiubuoti, neįsibanguoti, nes nieko gero čia nebus. Čia tyla tavo draugas yra. Na, kur gyvybę matėm, ten ir bandom, ten va. Tuk, va. Pim. Nu, sakau, čia visiškai. Čia atmeškiri aukštyn reikia. Ir nieko. O, čia žuvis vaikšto. Pagausim čia. Didelė. Bangas kelia žuvis. Yra, prašau. Va, kas čia vaikšto. Raudė. Žilma raudė. Mažulė. Žilmas auksas. O va. Spalvos kokios. Dėk. Faina, patiko. Pakartot. Jis dažniausiai būriais vaikšto. Va, taip. Bet dabar toks tepalinis masalas, tokiais raudonais blizgučiais.
ne violetinis. Šiek, mažulė. O taip. Na, bet vis tiek smagu buvo. Varom toliau. Varom ten ant ribų. Po to iš to miškelio, iš tos pusės užėsim, pamėtysim. Va. Nu, jungiu kamerą, lėkiu. Štai jums ir triubos. Taip, triubos tuščios. Nu, kažkokių mažuliukų yra. Bet jau labai mažuliukų. Nieko. Triubos nieko neduoda visiškai. Varom iš čia. Čia vasaros vietos. Vasarinės. Užėjom iš kitos pusės ir žiūrim, ką mes čia galim turėti. Oi, koks liūdesys. Nėra kur čia užmesti. Nu, dar pabandom žemyn. O, upė. Žuvėlių sočiai. Bet kaip čia užmesti? Kaip pravesti nenutraukus? Vanduo verda šiuo nuo jų. Nesąmoningas metimas. Ir gera naujiena, kad nusirauna lapas papūgęs. Nu, čia jau rimtai. Taip. Na, ne kažką, tai su tavim upė susitiksim pavasarį. Žiemok ramiai, augink žuvį. Saugok lydekas likusias, kad jos išnirštų. Va, nu tai su upė iki, einam toliau.